Sveiki. Mane dabar ką tik įsitraukė Vilma ir mes praleisime pusdienį. Manau, čia galėtume pasivaikščioti po miškelius, čia graži vietovė yra. Šiek tiek galbūt liūdžiu dėl Vyto, bet jis gavo pirmą pusdienį praleisti su ja. Manau, jis ją spėjo pažinti ir dabar, manau, man proga bus susipažinti su Vilma. Aš vertinu Vytą iš tikrųjų kaip rimtą konkurentą, nes jis stiprus, jam jau želia kojų iš tikrųjų. Džiaugiuosi, kad įsirinko Adolfą, jis yra tikrai kietas ir rimtas konkurentas, pardavinėja barzdaskutės, aš jį tikrai stipriai vertinu. Ir tikiuosi, kad jie šį pusdienį praleis gerai. Ką veiki laisvalaikį? Dažniausiai stovi prie stotelių, taip. Stotelių, ar tu neturi mašinos, gal važinėjus autobusu? Šiaip tai dažniausiai pavežu. O tai prie stotelių. Žinai, aš turiu mašiną šiaip. Nu, tai fain. O ką tu dirbi šiaip? Šiaip tai dabar dirbu dešrelių fabrike. O ką te darai? Kokias dešras, patikė, gamina dešras tokį žiaurį skanės. Jo? Taip. Šiaip įdomu. Aš tai baigiau prieš metus informatikos kursus. Čia su kompais reikia dirbtinais, daryti viską. Tai jo, žinau, man 3 klasė reikia buvo informatika. Jo. Taip. O 3 klasė? Taip. Tai tu tokią geresnę mokyklą lankydavai? Ne, tiesiog. Ten toks buvo pradinė mokykla, žinai, kaip būna tos pačios susilpnintos. Jo. Nu šiaip ką žinau, aš tai dabar iš tikrųjų baigiau informatikos kursus, o dabar tai remontuoju šaldytuvus, pardavinėju barzdaskutės. O tai kaip tos barzdaskutės, tai naujus ten, ne? Jo, turiu čia lagaminą atsivežęs, galėsiu parodyti šiaip. Gerai, bus faina labai. Mėgsti barzdaskutės šiaip? Ne. Bet šiaip aš nemažai uždirbu iš to. Tai maladės, tai man patinka tie, kur uždirba. O kokio tu vaikino šiaip ieškai? Stipraus, raumeningo? Ne, šiaip man labiau, na aišku, patinka stiprus, bet man nepatinka tokie mandrekai. Man labiau patinka tokie rimti, tokie lėti. Tai aš labai toksai. O tai faina labai. Nu. Aš pastebėjau. O ką tu apie save galėtum papasakoti? Čia aš tai tokia, žinai, paprasta, kai daugelis tokių būna. Jo. Aš tai, žinai, tik 3 klasės baigus, tai, žinai, tai mane labai. Bet šiaip tai, žinai, normaliai uždirbu ten. Tai galėčiau, turiu namą, tai, žinai, kartais. Namą? O tu čia iš dešrelių fabriko čia užsidirba namą? Ne, tai iš tikrųjų to prie stotelio, tai daug kas tai. Aš čia nenoriu eiti, labai žolį. Bet čia šiaip gamta gražiai yra, jo? Nežinau. Čia šiaip jo graži gamta. Ką žinau, mažu gal einam, gal kur nors atgal čia pasivaikščioti. Einam čia pasivaikščioti kur nors. Taip, čia dar daugiau žolį. Gal einam atgal tada? Ne, einam taip. Einam priekį kelią, einam tada, ką žinau. Žiūrėk, bet aš tai esu durna, biški, žinai, ten blondinė, kai vertus tokia, žinai, 3 klasės baigas, tai man ten nelabai sekasi, supranti? Ai, tau padėti reikia gal? Nežinau, ką nieko iš tikrųjų būtų, bet aš tingiu mokyt. Man nereikia ar taip daug uždirbti. O kaip tu supras, tu baigė tik 3 klasės iš viso? Taip. O tu kiek baigęs? Aš sakiau, visą mokyklą aš jau pabaigiau. Jo? Tai tu maladės jau iš tikrųjų dėl to, nes baigiai mokyklą, aš tai, žinai, galvoju, 3 klasės baigiau ir man jau užtenka. Man tu darai su ta ranka. Ai, ne. Nu tai šiaip smagiai praleidom pirmą pusdienį. Tai, nežinau, čia normaliai. Bet man labai gėlis būdas iš tikrųjų tai labai nieks. Reik nesikasyk. Nu ką? Nesikasyk geriau. Jaučių šlapimas labai gerai mažina niežus. Dabar grįšim į trobą čia. Tu esi tai myži? Čia ne pagal scenarijų. Nu, kaip sekėsi?
Ai, labas. Sveikas, nu kaip sekasi? Pabendravom. Pakasi tausi? Ne. Dėl? Sako, nekas nedrasus ir. Nedrasus? Žinai, nu, Adolfas, Tai Adolfas. patinka. Ne? Galiu pažiūrėti, man kažkas yra. Artėja pirmoji lemtinga akimirka. Pasikrojau viską. Pasiruošęs keliauti namo. Nu, nežinau, dar tu nesitikinęs. Nu, įsteigi. Nu, pažiūrės. Labas. Sveiki. Gražiai atrodo. Ačiū. Taip seksualiai.